Ir štai esu šalia buvę NATO kariniai sandėliai, kad čia buvo branduolinių galvučių saugykla. Žinokit, esu įstikinęs, kad čia buvo laikomos branduolinės galvutės. Čia gal kokia aušinimo, kondicionavimo sistema. O dabar visa šita teritorija yra privatizuota. Sveiki, eteryje laida Praeities žvalgas, aš Arūnas sveikinuosi su jumis iš Lenkijos. Žiūrėkit, už manęs turbūt matot mano automobilį ir bunkerio įėjimą. Atvažiavome vakar vakare, buvo jau per vėlu, tai įsikūrėme prie bunkerio durų stovyklavietę. Matot visur aplinkui mūsų palapinės. Čia yra Podborsko miestas Lenkijoje, kaimelis teisingiau. Ir tarybiniais laikais čia buvo branduolinių raketų galvučių saugojimo arsenalas, vienas iš 4 Lenkijoje. Visi buvo apleisti, išskyrus šitą. Šito apskritai viso komplekso gana įdomi istorija. Už maždaug kilometro nuo jo esantis gyvenamasis miestelis, kuriame gyveno šią bazę aptarnavę žmonės, personalas, dabar yra paverstas kalėjimu. Pro jį pravažiuoti galima, bet kalėjimo prižiūrėtojai rūpinasi visą šitą teritoriją kompleksu ir ilgą laiką jisai buvo gana gerai saugomas ir prižiūrimas. Dabar visas šitas kompleksas atiteko, teisingiau požeminė to bunkerio dalis, atiteko į vienos asociacijos rankas, jie apsiėmė šį bunkerį prižiūrėti ir kartais įleidžia žmonės čia pasižiūrėti, kaip vidu viskas atrodė. Susitvarkom stovyklavietę, pasidarysim maisto, pavalgysim, turėtų tie žmonės atvažiuoti, mūsų įleisti panašiai už 2 valandų, tai mes dar turim laiko. Bunkeris 2 aukštų, įvažiavimas tiesus, paskui viskas leidžiasi žemyn ir galvučių saugojimų salės yra po žemė. Čia ta dalis yra pastatyta ant žemės, užpilta žemėmis, betono sluoksnis yra beprotiškai storas, aš dabar net ir nepasakysiu kiek. Galiu tik taip parodyti, kokio storio yra durys. Čia mūsų stovyklavietė, mano palapinė jau džiūsta, kiti kolektyvas jau tvarkosi daiktus, o dar yra kelios palapinės. Pasižiūrėkit, kaip atrodė bunkerio durys. Pažiūrėkit, kokio storio. Vien tik tai metalas. Vyriai kokio storio. Čia vat yra 20 cm ir dar 20 cm. 40 cm betono su apkaustyto metalu. Ir vyriai. Čia va išorė betono, 0,5 metrų, o sienos lygiai tiek pat dar į vidų yra. Čia tos tokios raketinių saugyklų durys, jos yra ne iš metalo, o yra metalo tik tai apkaustyta, o visos durys yra padarytos iš gelžbetonio. Ir aišku, jau jo atidarinėjimas nėra paprastas. Šitaip rankomis paprastai neatidarysi tų durų. Yra hidrauliniai atidarimai. Va pačioj truputėlį nupuvę metalo, parodysiu, kas yra po metalu. Va, matosi, būtų polistirolas, o toliau betonas. Nelabai matosi, nenoriu laužyti. Teritorijoje vaikščiojom, radom dar vieną bunkerį. Apskritai šitoje bazėje iš viso buvo 2 Javor arba 3000 serijos bunkeriai skirti branduoliniam galvutėm ir 2 bunkeriai pavadinimu Granit. Tai va čia vienas iš tų Granit, tik aš tiksliai nežinau, kas juose buvo laikoma. Ten tie, kur labai smarkiai tvirtinti, tai juose tikrai branduolinės galvutės, o šituose granituose aš nežinau tiksliai. Šiaip durys irgi šarvuotos, gali būti, kad čia buvo laikomos mašinos sunkvežimiai, kuriais buvo vežiojamos tos branduolinės galvutės. Žydrius arti prie durų prieina dėl mastelio, kad maždaug įsivaizduotumėt, kokio dydžio čia angaras ir durys kokiu storiu. Per vidurį mažos durys įėjimui. Su spina. Jos irgi, panašu, kad jau jos irgi atsparios branduoliniam sprogimui. Forma lenkta, kad neįverstų durų į vidų. Ir vyriai, bet vyriai čia plonesni. Čia mažesni, nepalyginamai mažesni. Reiškia technikai greičiausiai. Matai, čia ne paleidimo bazė, čia nebūdavo raketų paleidimo, čia jie tik tai laikydavo branduolinės galvutės. Šita bazė yra tokia didelė, kad mes pavargom vaikščiot, tai tiesiog su mašina važinėjom po teritoriją. Visa teritorija išraiskyta štai tokiais betoniniais kiliais. Važiuojam labirintais, ieškom dar vieno bunkerio. Va, atidarytas. Beveik įvažiavom į vidurį bunkerio.
Pasižiūrėkit duris kokio storio. O. Va, sakėm, hidraulikos reikės, nereikia, iš droną turim. Savo storį? Bet žiūrėk, tavo storis bus nedėlesnis negu durų. Dar vienus duris. Opa. Schema. O mes įėjom čia, arba čia įėjom. Tamburas ir va čia branduolinių galvučių saugyklos. O kitoj pusėje buitinės patalpos. Šitie bunkeriai tokio tipo, jie buvo tik tai Varšuvos pakto šalyse. Pačioje Tarybų sąjungai branduolinių galvučių saugyklos buvo visiškai kitokios. Taip, patekome į vidų. Varšuvos pakto šalyse iš viso buvo pastatyta 12 tokių branduolinių galvučių saugyklų. Lenkijoje 3, 2 iš jų yra apleistos, šita 3 yra sutvarkyta, padaryta muziejus. Įdomus faktas tas, kad 3 tokios bazės stovi Bulgarijoje pastatytos ir jos vis dar yra valstybinės paslaptis. Ten dar vis saugoma, neleidžiama patekti, nežinau kam. Šiaip čia taktinių branduolinių galvučių saugykla, 2 aukštų, o čia balkonas toksai, dabar padaryti laiptai dėl to, kad turistai galėtų nueiti, originaliai laiptų nebuvo. Buvo laiptai čia tokie mažiukai, o čia buvo keltuvai, įvažiuoja branduolinės galvutės vežimėlis, iškrauna, nuleidžia žemyn ir ten šonuose dešiniai pusėje buvo 4 didžiulės saugyklos branduolinių galvučių, o kairiai pusėje visas aptarnavimui skirtas patalpos. Šildymo čia nebuvo, nes čia buvo reikalinga palaikyti būtent vėsią temperatūrą ir va čia šone yra tokie kondicionavimo vamzdeliai išvedžioti, čia tik tai šaldydavo, tik tai vėsindavo. Maksimaliai galėdavo ši temperatūra pakilti iki 52 laipsnių, jeigu daugiau, jau tada visą bazę turėdavo stabdyti. Taip, vienos durys ten, antros, trečios, ketvirtus. Čia. Ekspozicija. O, OZK kostiumus tokį turiu, L1 tokį turiu, čia kažkokia nematyti. Lankomasis plakatas. O, ginklas tokį turiu, šito ne. Dozimetrai. O, čia įdomus, tokių neturiu, labai panašus, bet tokio neturiu. Upravlėnė schema. Aha, čia apsaugos valdymo schema. Truputėlį papasakosiu apie visą šią teritoriją. Va čia yra schema, padarytas maketas. Tai visos teritorijos plotas yra 160 hektarų. Įsivaizduojat, kokia didžio teritorija. Va čia, pro kurią mes pravažiavom pradžioje, tai yra gyvenamoji dalis, buvęs miestelis, kuriame dabar įrengtas kalėjimas. Čia toliau techninė dalis. Čia technikos garažai stovėjo, kitas perimetras, matosi, vartai buvo įvažiavimas ir paskui perimetro teritorijos viduje, įsivaizduojat, saugomos teritorijos viduje, dar viena saugoma teritorija ir jau kovinė bazės dalis. Čia naujai pastatytas angaras Granit, kuriame pasirodo irgi buvo laikomos branduolinės galvutės, aš galvoju, kad ten technikos angaras, bet jisai buvo naujai ir 300 serijos 2 angarai štai čia. Požeminės bazės. Aš esu dabar vienoje iš raketų galvučių, branduolinių galvučių saugojimo patalpoje, saugykloje. Tai vat buvo 2 tokie pastatyti bunkeriai, kaip šitas, kuriame aš dabar esu, ir paskui vėliau buvo pastatytas Granitas. Apskritai visa bazė buvo pastatyta 1979 metais, o žlugus Tarybų sąjungoje 91 metais iš čia išsikrausė sovietų kareiviai. Viskas veikia. Tukšt, šviesą užgesinau. Va. Šioje patalpoje stovi vežimėlis su branduolinė galvute. Na, aišku, branduolinė galvutė ne visai taip atrodo, bet čia yra padarytas maketas tokio dydžio, kokio turėjo būti. Bet vežimėlis yra tikras originalus. Tai va, vežimėliai būdavo pastatomi ir prie grindų priankeruojami vis tokiais kabliais. O grindyse buvo skylės. Tai pagal ankerių skaičių galima pasakyti, kiek šioje patalpoje buvo branduolinių galvučių. Čia va, jos visus į grindis turėjo įsistatyti.
Čia vat įdomus prietaisas. Visos branduolinės galvutės buvo sudėtos specialiuose konteineriuose ir prie tų specialių konteinerių buvo pajungta, galima buvo pripūsti oro, pripūsti gėlio arba padaryti vakuumą. Tam, kad kontroliuoti galvutės temperatūrą, slėgį ir jeigu viskas sureguliuoja, viskas čia vat normos ribose, tai tada galime galvutę atidarinėti konteinerį. Durys D5. Na ir va čia jau ta patalpa, kur galvutė. Prikabinai? Čia už šitų didžiulių durų yra branduolinių galvučių reglamento darbų laboratorija. Kas 2 metus reikdavo daryti galvutėm bandymus, eksperimentus, reglamento darbus ir juos atveždavo štai šitą laboratoriją. Laboratorijos durys, vienos hermetinės durys, tada tamburas ir tamburė antros hermetinės durys. Ir šiame tamburė oras būdavo galima jį tik tai didinti slėgį. Auštuvai iš šios laboratorijos oras niekaip neišeidavo į patį bunkerį. Čia buvo pavojingiausia bunkerio dalis ir visi reglamento darbai buvo daromi čia. Jeigu kažkokios problemos, uždaroma aklinai, laboratorija uždaroma ir ventiliacija čia vykdavo tik tai vieną pusę. Iš čia orą tik tai pūsdavo laukan, į bunkerio vidų niekaip. Va čia sudėti vožtuvai, kurie neleisdavo orui išeiti iš šios patalpos į patį bunkerį. Tai bazėje man už nugaros dar vienos durys, čia administracinės patalpos, čia dirbdavo žmonės, sėdėdavo. Ir ta vat visa dalis, jinai į tą pusę eina ganėtinai toli, ten daug patalpų ir visos tos patalpos turėjo savo savarankišką oro filtravimo sistemą. Prasme, oras atskirai patekdavo į šitą didelę patalpą, kur būdavo laikomus, čia tamburas, čia būdavo galvučių saugyklos. Galvučių saugyklos atskirai būdavo kondicionuojamos, o čia būdavo administracinės patalpos. Administracinėse patalpose gaisro gesinimo sistema, kur CO2 pagalba į tas patalpas būdavo paduodama per ventiliacijos sistemą CO2, jeigu ten kažkoks gaisras. Tai, va žiūrėkit, parodysiu. Čia va yra vietinis aliarmas, kurį patraukus įsijungdavo vietinė signalizacija. Čia gaisro aliarmas, kuris jau informuodavo visą karinę bazę, kad čia kažkokia problema. O va čia šitoj patalpoj gaisro gesinimo sistema, va tiesiog rankenėlė tukšt čia. Perjungi ir į patalpą numeris 4 būdavo paduodama CO2. Čia išjungus paskui reikdavo viską išvedinti patalpas. Va, techninė patalpa, čia turim vandens gręžinį visai šitai bazėje aprūpinti. Ir čia yra, čia visokia sistema oro padavimo suspausto. O va čia įdomus dalykas yra suspaustas oras. Jeigu kažkokio kritinio atvejo situacija ir tas patalpas reiktų išsiurbti orą, pripūsti CO2 tam, kad gaisras užgesintas būtų, tai paskui, kad atstatyti vakuumui, kuo greičiau iš išorės ventiliacijos paduodavo šviežią orą, bet kad būtų greičiau, va čia dar yra balionai suspausto oro ir čia tik tai paleisdavo orą, kad čia žmonės galėtų gyventi. Čia geriamo vandens, 3 kubai, dar geriamo vandens. O čia tūlikas. Geras. Čia varinis išėjimas? O, geras. Čia ne generatorius. Čia pompa, siurblys dizelio ir išėjimas atsarginis. O kur generatoriai? Ten ir piri. Čia yra visos šitos bazės technikos ir renginių valdymo kambarys. Štai įdomus dalykas. Centraliniai šit upravlėnėje, centrinis valdymo skydas. Iš čia būdavo galima atjunginėti, išjunginėti hermetinis vožtuvas, ten ir taip toliau. Ir visos sistemos būdavo valdomos iš tų spintų. Va čia užrašta, pavyzdžiui, ventiliatorius numeris 3, fekalijų siurblys, ventiliatorius 4, kompresorius, oro sausintuvas, atidarai spintą, tunkšti jungiklį, perjungi kažką. Čia buvo vieno žmogaus darbo vieta, štai čia jisai sėdėdavo. Metalinis seifas, kuriame būdavo laikomas automatas Kalašnikov. Jisai darbo metu jį turėdavo laikyti užrakintą seife, bet jeigu kažkoks pavojus, jisai turėdavo jį čiupti ir ginti bazę. Va čia visokie prietaisai. Aš net nelabai žinau, ką čia reiškia, bet įdomiai atrodo. Vienas, 2, 3 hermetinės durys, oro filtravimo patalpa.
Stovi standartiniai tarybiniai oro filtrai. O, geras. Dizeliukas, ką sužinot apie dizelį, Žydrūnai? Viskas surašyta, žinok. 67-80 arklių, štuka 500 apsukų, tona ir veikiantis. O čia dar yra įdomus dalykas, o ten už tų durų yra visos bazės aušinimo kondicionierius, o va čia freono suspaudimo kompresoriai, kurie buvo naudojami šaldyti pagrindiniai patalpai. Du buvo. Aišku, vamzdeliai nukarpyti, viskas atjungta. Bet šitą, sakė, užvesti galima. O čia yra išmetamasis vamzdės duslintuvas, kuris per visą bazę ėjo laukan į kaminą kažkokį. Į kaminą. Tik tai aš nematau, kur buvo šito variklio oro padavimas tiesioginis. Jaučiu, nebuvo tiesioginių, iš patalpos ėmė orą. Bet ten va filtrai ateina. Ai va, žiūrėk, čia išėjimas oro, vamzdis, paėmimas. O raudonos rodiklės tai jaučiu, kur oro iš išorės patekimas į šitą kambarį. Ką, Oskarai? Tarpinės, pasižiūrėjau. Bėlė aiškiai, oi, Pero čia užmetė tas gumos gabalas. Gumos gabalą. Bet sakė, kad užvestas jis buvo, veikia. Jie viską sujungė, čia naujai. Va čia pagrindinė bazės Saliarkos dizelinio kuro talpykla. Dizelinio toplivo, 3 tonos, 3000 litrų. Užpildyta 87 metų 5 mėnesio 15 dieną. Ai, o čia evakuacinės durys. Išėjimas atsarginis. Lemba durų, koks istorijus. Va irgi lenktos durys sprogimo atsparios. Originali lempa likusi. Radiacijos pavojaus atveju jinai turėjo būti jungiama. Ai va, neturistinės kopėčios čia. Ten buvo turistams skirtos, o čia yra kopėčios originalios. Осторожно, открытый проем. O, geras. Durys. Ir visas bazės vaizdas nuo viršaus. Gerai, kolektyvas. Manau, kad čia viskas. Baigiu laidą. Ačiū, kad žiūrėjote. Susimatysim kitose laidose. Ate. Esu netoli Gdansko, esančioje buvusioje karinėje bazėje, kuri kartu buvo ir oro gynybos padalinys. Ir buvo išminuotojų mokykla, ir buvo tankodromas. Įdomioji dalis yra tai, kad šioje karinėje bazėje buvo požeminis bunkeris vadavietė.